Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Kaip pelytė Zita žmogumi pavirto. Paskutinė dalis. Nukaukšėjo Zita į savo kambarį ir užsirakino, traukšdama kuo greičiau kristi lovon, bet staiga išgirdo beldimą ir vaikų balsus. Zita, atidaryk duris, mes norim pasakos. Šiandien pasakos nebus. Sausai atkrito pelytė. Esu labai pavargusi. Nepatenkinti žmogeliukai nutipeno į savo kambarį, o Zita numetė krepšį ant grindų, batus nuspyrė po lovą ir griuvo į patalą su visais drabužiais, užmigo akimirksniu. Buvo taip išvargusi, kad parpė nieko nesapnuodama, nei Angelijos, nei kitų stebuklingų šalių. Tačiau net ir slogiausiose sapnuose nebūtų susapnavusi, kas tą naktį vyko žmogelių namuose. Vos tik užmigo, po spintą pasigirdo tylus cypčiojimai. Paskui mane, einame ieškoti sūrio. Mama, tamsu. Žiūrėk, Nozimi, aš bijau, cypsiu. Necypk, sėlink iš paskos, kur eini, nei tą pusę uostai, ateik, radau pilną krepšį sūrio. Pasirodo, Zitos kambaryje po spintą jau buvo apsigyvenusios kitos pelės atsikraušiusios iš gretimo namo. Numestam krepšį radusios gardaus sūrio labai apsidžiaugė. Sudarojo viską iki paskutinio trupinio, paskui apgraužė naujus Zitos batus, nusišluostė ūsus ir nucimbino miegoti. O tada tyliai girgždėdamos atsivėrė kambario duris ir pro jas įslinko Antanas Žmogelis. Pasišviesdamas blausiu žibintuvėliu iškraustė Zitos piniginę, paskui ėmė naršyti spintelę, palindo net po lovą ir ten už sugraužtų batų rado kelis į nosinę susuktus brangakmenius. Sąžiningi žmonės brangenybių po lovomis neslapsto, o laiko jas banko seife, trynė ranka Žmogelis. Godulio apimtis vagišius pasilipėjo ant taburetės ir pačioje palubėje ant spintos rado perlo vėrinį bei žiedų su deimantais. Pelytė nedrįs niekam skųstis. Džiūgavo Antanas ant piršto galų, sėlindamas iš Zitos kambario. Galva dedu, kad brangenybės vogtos. Staiga iš prakaituotų drebančių Žmogelio rankų išslydo žiedas su deimantu ir nuredėjo po spintą. Antanui net širdis į kulnus nusirito. Žvilgti Zita? Ta nekrost. Pasilenkė stenėdamas ir pasišvietęs pamatė sienoje urvelį, kurio prieangyje žybčiojo žiedas. Nuo bjaurybės, rytoj aš jūs galutinai pribaigsiu, sumurmėjo Žmogelis ir tuo metu per visą siūlę perplyšojo kelnes. Zita pasimuistė ir apsivertė ant kito šono. Žmogeliui vos širdis pro gerklę neiššoko. Ačiū Dievui, nepabudo. Nusibraukė prakaitą nuo kaktos, susirinko brangenybės ir tamsoje šviečiančių užpakalių išsliūkino iš kambario. Atsibudo Zitutė saulei dar nepatikėjus, pasiražė ir prisiminė smagiai praleistą vakar dieną ir skanų sūrį restorane. Pasistiprinsiu, o tada keliausiu apsipirkti kaip žmogus. Dirsti krepšį, o ten vien šiukšlių ir išėdų krūva. Zita iškart sumeikė, kieno čia darbas. Neapkinčiu, išnuodysiu, spastus pastatysiu. Suniurzgėjo užmiršusi jogų užvakarį ir pati buvo maža baugši pelytė. Jie apėmė siutas. Tučto jau nupirksiu nuodų graužikams. Įdomu, kiek kainuoja nuodai. Bet kągi čia, rapus meltai, dingo pinigai. Negera nuojauta suspaudė širdį. Zita dirs po lovą ir ten tuščia. Vargšė turtuolė netikėjo savo akimis. Ir kas galėjo juos nudžiauti? Gal pranešti policijai, tačiau kaip aš paaiškinsiu, iš kur gavau tiek brangenybių? Apsiblaususi žvilgsniu Zita dairėsi po kambarį. Pamačiusi prie spintos pastatytą taburetę, suprato, kad rytoj slėptuvė bus ištuštinta. Užsiropštė, pagrabaliojo ranka. Taip, perlų karoliai, žiedai su briliantais, viskas išgaravę. Dabar aš vėl tokia pat polovio elgeta, kokia buvau. Niekas su manimi nebedraugaus. Netrukus kažkas pabeldė į duris. Zita nušoko nuo kėdės, klestelėjo ant lovos krašto ir, slėpdama jaudulį, tarė. Prašom. Labą rytą. Saldžiai pragydo Žmogelis, pravėręs duris. Miela Zitelė, pasitarėme su žmona, nusprendėme daryti kapitalinį buto remontą. Pradėsime kaip tik nuo jūsų kambario. Būtų gerai, jei pasiieškotumėte kito buto. Zita kaip mat viską suprato. Antanas ir bus jos brangenybės pavogęs, bet nutarė kol kas nieko nesimti. Susikrovė daiktus ir išeidama lyg taip tarp kitko pasakė. Vogti daiktai niekam laimės neatnešė. Ką jūs šnekot? Apsimetęs kvailėliu išpūtė akis Žmogelis. Naktį keistą sapną sapnavau. Sapnuoja, kad kažkoks žmogus apiplėšė savo nuomininkę, manydamas, kad taps turtingas ir laimingas, bet netrukus tą žmogų apvagė kiti plėšikai ir namus sudegina ir baigia Žmogelis gyvenime vienas senelių prieglaudoj. Keistas sapnas. Nesuprantu, ką jis gali reikšti. Mislingai tarė Zita ir išeidama smarkiai trinktelėjo durimis. Net Kęstutis su Birute pabudo. Atlikė išsigandė. Kas čia tokioj ankstybėj trankosi? Kas atitiko? Zita išėjo, pasakė tėtis. Nebepatinka jai pas mus. O kodėl su mumis neatsisveikino?
stebėjosi Kęstutis. Nežinau, matyt labai skubėjo, paaiškino tėtis ir staiga užriko. Ko čia klausinėt? Marš į mokyklą, aš dirbu kaip koks arklys per naktis plušu, o jie tik galvą man kvaršina. Išėjusi gatvę Zita nerado savo mašinos. Skambina vairuotojai. Mėla ponė, nepatikėsit, kas atsitiko. Ragelėje pasigirsta gailus balsevilis. Nelaimė baisiausia. Vakare pastačiau mašiną po savo langu, kad nieks nepavogtų, atsikėlęs rytą žiūriu. Nebėra. Išgaravo. Ar kviesti policiją? Nekvieskit. Atsiduso Zita ir įmetė telefoną į šiukšlių dėžę. Saldžiai gardus vairuotojo balsas pakišo mintį, kad ne kas kitas, o jis pats ir bus pavogęs jos limuziną. Teisi buvo ragano Liolė. Kisti padarai tie žmonės, tik kur dabar dėtis, vėl į Rusiją? Na, jau ne, geriau keliausiu pas tetą Mildą. Zita nedrąsiai pabeldė į Narcizo gėlės duris. Kas ten? Kažkas paklausė, tačiau duris neatsivėrė. Mielas Narcizai, esu didelė jūsų gerbė, todėl ir atėjau pas jūs. Ko nori? Atsitiko baisi nelaimė, mane pavogė ir išvarė iš namų. O man kas darbo? Aš neturiu daugiau kur eiti, gal galėčiau pagyventi pas jūs, kol susirasiu kokį kambarėlį. Esate didelė mano poezijos gerbėjo? Sudvėjo Narcizas. Jei padeklamuosit nors vieną eilėraštį, gal ir priimsiu. Zita kaip mat išpyškino. Kaip gerai, kad turiu nors tave, mano pilkoji pelytė, nereikia man lauro, nereik pinigų, kol tavo akytės man švyti. Kiek metų praskrido it gulbių laukuos, uždėrėjo daug bulvių, mergino aš daug sutikau, bet joms kažkodėl netikau. Kol vieną pavasario dieną radau tave drebančias pastuose, paėsk, nepabėk, nenugaišk, pabūk mano liūdesio raštuose. Poetas net susigraudino. Nuostabus eilėraštis, pasakė nepraverdamas durų. Tik ne liūdesio, o ilgesio raštuose. Deja, negaliu jūsų priimti, matot, tokie nuostabus eilėraščiai gimsta iš vienatvės. Jeigu apsigyvensite mano bute, aš nebebūsiu vienišas ir nebegalėsiu rašyti liūdnų eilėraščių, pasakė tai Narcizas ir nušlepsėjo į kambarius. Nesiseka būti žmogumi, sumurmėjo Zita. Geriau būčiau pelyte likusi, nesuprantu aš tų dvikojų, katinų suprantu, tarakonų suprantu, žmonių? Ne. Eisiu pas Liolę, paprašysiu, kad vėl pelę paverstų. Tada keliausiu pas tėvelius į kaimą. Ten grynas oras, daržovės šviežios ir gyvensiu kaip visos normalios pelės. Zita taip ir padarė. Nulipo į rūsį ir prašo Liolės. Jau pabuvau žmogum, ačiū, užtenka. Taip greitai? Nustebo ragana. Maniau bent savaitę ištversi? Ne, man jau gana esu apgauta ir apvogta, bet to būdama žmogum jaučiuosi ne savo kailyje. O kur gyvensi, juk tavo bute remontas? Pasiteiravo Žiurkė. Bet to girdėjau, kad pa žmogelius atsikrausti naują kurių pelių šeimyną. Keliausiu į kaimą pas tėvelius, atsiduso Zita. Pavargau nuo miesto triukšmo. Išmintingai nusprendė. Šiąnakt gali pas mane pernakvot, o ryt Krankaitis nuskraidins tave į kaimą. Ačiū tau, geroji Liolė, prašaras nusišypsojo Zita. Žilimti ir juokti iš čia negalima, burtai neveiks, užsimerk, palėpė ragana. Suliktai žodžiais Liolė šmaukštelėjo lasdelę per uogienės stiklainį, pasigirdo baisus trenksmas, pasipylė žiežirbos ir dūmai. Zita ėmė mažėti, kūnelis apsitraukė kailiuku, išdygo uodegėlį, pastiro ausis. Ir štai, ji vėl maža, pilka pelė. Pailsėk prieš kelionę, tarė burtininkė ir ant lentynos tarp senų laikraščių paklojo Zitai patalėlį iš minkštų pelėsiais kvepiančių skudurų. Liolė, tu pati geriausia ragana pasaulyje. Sušnibždėjo pelytė, nusisuko į sieną ir tuoj pat užsnūdo. Vos tik užmigusi Zita vėl susapnavo savo angelą sargą. Nelengva buvo dienelė, ar ne? Angelas paglostė pelytį galvą. Nugabenk mane į Angeliją, man labai reikia pasimatyti su Eloizu. Gerai, šiandieną jau galime. Tai pasakęs paėmė Zitą už rankos, supleveno sparnais ir juodu pakilo į oro. Skriejo kiaurai sienas, lubas lygi pat stogo, pamojavo sūriai lesiančiam Krankaičiui ir pakilo aukštai į dangų. Zitutė skrido lengvai, tarsi pienės pukelis, kol paniro ir tiršta debesų jūra. Properšose mėtėsi gūdūs miškai, iš jų sklido plėšrių vilkų ir meškų riaumojimas. Angelė, o jūsų Angelijoje gyveno tik angelai? Pasiteiravo Zita. Negyveno, o plevena. Gyvenimas baigėsi, o plevenimas yra amžinas be pabaigos. Tai ką, aš jau irgi angelas? Kai užmiegi pavirsti angelo, šnibždėjo sparnuotasis palydovas. Tie, kurie miršta, irgi jais pavirsta. Stebėjo Zita viską, stebėjosi ir grožėjosi. Pasiruošk, netrukus leisimės, pasakė angelas ir Zita išvydo stiklo kalną stūksantį tarp debesų. Ant to kalno augo ąžuolas. Jo viršūnė rėmėsi į žvaigždes, o šakose plazdėjo šviečiančios būtybės. Kas ten šviečia? Paklausė Zita. Tai vėlės, dabar jos ruošiasi miegoti. Staiga Zita išgirdo švelnią muziką. Kas čia groja? Muzikantų vėlės? Ne tik.
nusijuokė angelas. Čia galima išgirsti, kaip dainuoja visas pasaulis. Ir medžiai, ir žvėris, ir akmenys, ir žvaigždės. Niekada negirdėjau dainuojančio akmens. Nusistebėjo Zita ir pamatė medžio šakose įsipainiojusią mėnulio pilnatį. O mėnuo ką čia veikia? Mėnulis diriguoja. Tu girdi kosmoso simfoniją skirtą tavo atvykimui. Staiga viena vėlė nukreipė savo spindulėlį tiesiai į Zitą. Koks ten išdykėlis, kodėl išviečia man į akis? Sušuko Zita, bet atsakymo neišgirdo. Angelė, kur tu? Aš nieko nematau, aš nukrisiu. Apsidairė, palydovas dingęs. Toliau teko leistis vienai. Kuo arčiau paslaptingosios švieselės, tuo darėsi šilčiau ir maloniau. Gal toji spingsulė Aloizo vėlė? Spėjo Zitutė ir dėl viso ko uždainavo. Tarakonė žalvarinės, nelaukinės, o naminės, kiški ūsą iš grindų, jeigu gyvas esi tu. Zita neapsiriko. Koks buvo džiaugsmas, kai nusileidus ant šakos sutiko savo mielą Aloizą Dziobą. Apsikabino juodu, pasibučiavo. Zita ir sako, Aloizai, noriu tavęs atsiprašyti. Dėl ko? Dėl savo kvailumo. Jeigu nebūčiau keršijusi žmogelių, jis nebūtų tavęs nunuodijęs. Atsimenu, ką sakai, kas kardą pakelia nuo karo ir žūva. Panašiai mums ir atsitiko, tik kardą pakėliau. Aš, o žuvai tu. Nesigraužk, ramino ją Aloizas. Man buvo laikas iškeliauti į Angeliją. Tu nieko dėta, tarakonai ilgai negyvena. Nagi, pasirodyk. Zita atsitraukė keli žingsnelius, norėdama geriau Dziobą apžiūrėti. Tau tinka būti angelu, o tu negali iš čia pabėgti, gal maunam atgali Vilnių, juk niekas nesaugo. Negaliu, dabar dar negaliu. Sugrįšiu į žemę, bet truputį vėliau. Grįši? Zita net lėtinėlėmis suplojo. Kada? Kada nors. Noriu dar pailsėti, atsigauti, mąstyti viską, ką praeitam gyvenime patyriau. Paaiškino tarakonas ir apsidairęs tyliai sušnibždėjo Zitai į ausį. Išduosiu vieną paslaptį, kurią man patikėjo ant gretimo šakos pilvenantis angelas. Tikriausiai atgimsiu kirstuku. Valio! O kaip mudu susitiksim? Pagyvensim, pamatysim, guštelėjo pečiais Aloizas. Aš iškosiu tavęs, o tu manęs. Jei abu to paties labai norėsim, tikrai vienas kitą surasim. Aš tave iš po žemę iškosiu, pažadėjo Zita. Taip, juk ir stukai ir gyvena po žemėmis, sukikeno Dzioba, bet staigiai surimtėjo. Angelijoje, Zitelė, supratau vieną dalyką. Būdamas gyvas turi stengtis nei minutės nepraleisti veltui. Tad skubėk daryti gerus darbus. O kam? Kiekvieno mūsų pareiga palikti pasaulį gražesnį ir geresnį negu radome. Aš nepadariau tiek, kiek galėjau. Pasaulį palikau tokį pat netvarkingą, kokį radau. O kas mano tėvelius išgelbėjo? Ginčiosi Zita. Kas mane drąsos išmokė? Bet jeigu tu žinotum, kiek liko dar nepadaryta, tai čia turi kas kliudo. Angelijoje nevalia dirbti, čia atostogos, bet jei būčiau žemėje, vieną gerą ir svarbų darbą tikrai padaryčiau. Tai pasakyk, kokį sugrįžus atliksiu jį už tave, nedvėjodama pažadėjo Zita. Neseniai nugirdau angelus kalbantis, kad kažkokie teroristai ketina pagaminti baisią bombą pilną nuodingų bakterijų. Kai ją susprogdins, bakterijos pasklis po pasaulį ir visa, kas gyva, žus. Kur jie? Kur tie teroristai? Nusigando Zita. Kur ta bomba? Ji gaminama nuošalioje kalnų oloje Varno Krankaičio prosenelės gimtiniai. Tau reikia ten nuvykti ir tą bombą sugadinti. Bus padaryta, ryžtingai tarė Zita. Ką nors sugalvosiu. Vos tik pelytė ištarė šiuos žodžius, pasigirdo dūžtančio stiklo garsas ir jie atsimerkė. Rusija viskas buvo po senoviai. Pastalėje akis išsprogdinės budėjo didžiulis smauglys, ant stalo akis krapštėsi užsimiegojusi žiurkeliolė. Kas čia sudužo bomba? Iš kur tie kraujo? Ne kraujo, praškio uogienės, nusijuokė pelytė. Sudužo jūsų stebuklingasis stiklainis. Skrido Zita su Krankaičiu linksmindamiesi namų link ir pasakoja vienas kitam juokingas istorijas. Papasakok dar ką nors apie karalius, paprašė Zita. Tu taip įdomiai nąsyk porinai apie kunigaikštį Gediminą. Gerai, papasakosiu istoriją apie karaliaus Gedimino sūnų Algirdą, linktelėjo Varnas. Ja prieš miegą man sekdavo senolė Apolonija Krankaitinė. Kartą didysis kunigaikštis Algirdas nutarė pulti priešą, nors turėjo 10 kartų mažiau karių. Jis tikėjosi laimėsęs, bet jo kariai tuo labai abejojo. Pakeliu į mūšį valdovas stabtelėjo ties perkūno šventykla ir tarė savo vyrams. Pasimildę šventykloje aš mesiu dangun monetą. Jeigu atsivers herbas, mes laimėsime. Jei skaičius, ne. Protėvių dievai geriausiai žino mūsų lemtį. Išžengęs į šventyklą, Algirdas paaukojo tylos maldą, o išėjęs iš jos užlipo ant kalvelės ir metė viršun monetą. Visiems kareiviams matant, pasirodė herbas. Valio, mes laimėsim, sustaugė kariai. Te gyvoja kunigaikštis Algirdas. Vyrai buvo taip užsidegę, kad lengvai kovą laimėjo. Po mūšio prie kunigaikščio Algirdo prijojo sūnus Jogaila ir pasidžiaugė pergalę tardamas. Šaunus mūšis, tėve, įsitikinau, kad niekas negali pakeisti dievų valios. Dievai čia nieko dėti.
atsakė Malgirdas, rodydamas monetą, kurios abiejose pusėse buvo iškaltas tas pats herbas. Nejau Algirdas buvo tikras apgavikas? Paklausė pelytė išklausiusi pasakos. Juk savo karius jis paprasčiausiai apgavo. Bet mūšį laimėjo, juokėsi Varnas. O tai ir buvo svarbiausia. Jūs melagis? Ne melagis, o gudruolis. Tai skirtingi dalykai. Žiūrėk, Vilnius jau nebetoli. Matai tą raudoną pastatą su grotom ant langų. Atsimeni jį? Kuo puikiausiai. Kur tave skraidinti, į žmogelių butą? Paklausė Krankaitis, kai jie jau skrido virš Vilniaus. Ne, nebegrįšiu pas žmogelius, atšovė Zita. Gabenk mane į kaimą pas tėvelius, nori pragyventi kaip laisva laukinė pelė. Krankaitis apskrido ratą virš katedros senamiesčio 3 kryžių kalno ir pasuko Nemenčinės link. Leidžiamės, sukrankė Varnas. Galėsi atsipūst, va, jau matyti tavo tėvelių namai. Nusileido Krankaitis gražioje kaimo sodyboje prie pat Malkinės. Išgirdęs sparnų šnarėsi, Zitos tėvai išlėkė kiman. Kaip jie apsidžiaugė, sugrįžo jų Zitutė. Pailsėti atvykai? Paklausė mamytė, kai visi atsiglėbėšiavo. Ne visam laikui, nusijuokė Zita. Nusibodo tas smirdantis triukšmingas miestas, noriu ramybės. Nuostabu, apsidžiaugė Zitos tėvelis. Nueik prie upės nusiprausti, pailsėk po kelionės, paskui pavakarieniausi, išsimiegosi, o ryt kepsi mėlynių pyragą, esam pakviesti į svečius. Pas ką? Kaiminystė apsigyveno kirstukų šeiminėlė, prieš porą dienų jiems gimė sūnelis, rytoj bus krikštynos. Staiga Zita prisiminė viską, ką Angelijoje kalbėjo Dzioba. Gal žinote, kuo vardu? Naujagimis. Lyg ir Aloizas, atsakė mama, net neįtardama, kokį džiaugsmą dukreliai suteikė šie žodžiai. Nagi, Zitutė, paglostė dukrai galvą tėtis. Eino, pririnksiu uogų, pyragų, o tu pailsėk, mamytė parodys, kur tavo kambarys. Zita taip ir padarė. Atsisveikinusi su savo ištikimuoju Varnu Krankaičiu, nuėjo prie upės nusiprausti, mama paklojo jai patalėlį šiltam kambarėlį po malkomis. Nusipraususi pelytė ramiai užsnūdo iki ryto. Užmigusi sapnavo sapną, kad kartą viename didelėme mieste vardu Vilnius gyveno žmogelis vardu Antanas pavardė Žmogelis. Ir turėjo geraširdę žmoną Aldoną Žmogelienę bei 2 išdykusius vaikučius Birutę ir Kęstutį. Visą tai kažkur jau esu regėjusi. Nusišypsojo Zita, apsivertė ant kito šono ir ramiai savo miegojo toliau. Nežinojo, kad ir šiame sapne, ir šiame gyvenime viskas baigsis gerai. Kita pasaka, kitą dieną, tuo pačiu metu.